Sveika, Dalia. Labas, Silvija. Kaip jautiesi šią itin karštą dieną? Tai va taip va ir jaučiuosi kaip iškepus, nes, aš turbūt sakiau, kad aš turbūt turėjau gimti dar labiau šiauriai, nes, man vasara 22-25 man yra ideali vasara ir man iš tikrųjų praeitais metais aš atsimenu, kad visi šnekėdavo, kad ojei, kokia prasta vasara, o aš tyliai savo pikdžiugiškai viduje džiaugiausi, galvojau, kokia gera vasara. Ir man va šitas +3 į viršų, man yra kančia. Bet, iš visko tu kažką tai pasiimi. Pasiėmė mintį, kad turėjai gimti šiaurėje. Taip. Išvedėjai. Taip, mėgstu šilumą, bet su broliu irgi peršnekėjom, sakom, lietuviškas karštis, jisai ne turkiškas karštis. Taip. Ten sausa iš dykumų, o čia pas mus gaunasi tropikai, kaip džiunglėse, kur šlapia ir karšta. Tai jo, lietuvišką karštą vasarą yra reikalų ištverti. Taip. Bet mesgi ištvermingi, mesgi prie vikingų. Ir ventiliatorius pučia. Tai ištvermingai iškesim. Turbūt dar ką norėčiau pasakyti, tai labai padėkoti mūsų klausytojams ir klausytojoms. Ir tikrai labai raginam ir rašyti komentarus. Ir jeigu turit kažkokią tai temą, kurią norėtumėt, kad mes irgi savo nuomonę išsakytumėm, tai tikrai drąsiai sakykit. Subscribinkit, laikinkit, dėkit patiktukus ir kaip jau ir ne kartą sakiau, kad bet koks grįžtamasis ryšys yra grįžtamasis ryšys, kuris leidžia mums tobulėti, augti ir būti geresniem. Tai tik paantrinsiu, kad ačiū, kas klauso, ačiū, kam patinka, kam nepatinka, ačiū, jeigu parašysit, kas nepatinka, kad mes galėtume tobulėti. Ir labai, labai faina, kad mes kaip tik šiandien vienos iš klausytojų dėka turim idėją temai ir pakalbėsim Dalia apie žodžio galią. Iš tikrųjų, ką žodis gali, kaip jisai gali ir kodėl kartais ir tų labai, labai daug, patarlių, pasakymų yra, kad žodis ne žvirblis, ne? Žodis žvirblių iškrenda, jaučių sugrįžta. Ir manau, kad iš tikrųjų tai yra labai stiprus dalykas, ką mes kartais net patys neįsisąmoninam, ne? Nes vėlgi ir turbūt ir patys mes esam girdėję ir ne vieną istoriją, kur, žmogui kažkokiu tai būdu pavyko išsigydyti. Ne? Tai va irgi tas klausimas, kaip pavyksta išsigydyti. Turbūt to vidinio savęs įtikinėjimo, ne, ir vidinio sakymo savo, kad visgi man pavyks. Ir vėlgi, ir tie patys neuromokslininkai yra ir įrodė, ir ne vieną knygą parašyta, kad tas taip vadinamas NLP arba neurolingvistinis programavimas, jisai labai labai yra stiprus. Tai yra labai stipru, ką tu pats savo viduj sakai. Nes, būna dienų lyg tyčia, ne, ir atrodo, kad aš visiškas nevykėlis. Ir kaip mūsų smegenys reaguoja, jeigu aš ryte atsikėliau, užkliuvo man koja, pirštą suskauda, susimašiau kažkur, ne, ir iš karto savo pasakau, kad šudina bus diena šiandien. Ir iš tikrųjų vakare aš pagalvoju, permastau savo dieną, ir jinai iš tikrųjų atrodo kažkokia nevykus. Bet esmė yra tokia, kad savo pasakius, kad mums nevykus diena, mūsų smegenys ieško patvirtinimo mūsų žodžiams. Čia įsiterpsiu, čia tas ne ta koja išlipo pasakymas, ne? Taip. Ir iš tikrųjų, yra toks, neatsimenu, bet kažkur irgi girdėtas posakis, kad mūsų smegenys neturi humoro jausmo. Tai reiškia, kad jeigu mes jam pasakėm, ryte atsikėlėm, pažiūrėjom į veidrodį, pasakėm, Jėzus, kokia tu baisi, kokia tu pasenus, kokia tu, susiraukšlėjus, kokia tu kažkokia netaip atrodai, tai mes visą dieną taip ir jausimės. Ne, bet jeigu mes savo sakysim, kad wow, kokia tu faina,
kokia tu protinga moteris, kiek tu daug visko žinai, kiek tu jau daug pasiekus, kiek tu dar gali šiandien padaryti. Pagalvok, šiandien turi visą dieną ir kiek gali padaryti. Ir iš tikrųjų grįžus, taip vadinama, nežinau, reviziją, pavadinkim ją vakare, nu, iš tikrųjų galima, nežinau, priskaičiuoti 20 dalykų, kurie tau pasisekė, kurie tau sekėsi, nes tu tiesiog save užprogramavai. Ir aš to tikrai labai labai tikiu ir taip aš praktikuoju tokį, pavadinkim, taip, dėkingumo dienoraštį. Nu, toks jisai nelabai dienoraštis, bet tiesiog turbūt save pastaruoju metu išmokiau vakare parašyti savo bent 3 nuostabius dalykus, kas iš tikrųjų būna dienų, aš sakau, kaip tyčia, kur, nu, sudėtinga tau, nežinau, ar emociškai, ar kažkaip tai fiziškai, ne, ir jeigu diena emociškai sudėtinga, nu, atrodo, kad nieko gero neatsitiko. Bet nu, pavyzdžiui, ir kai reikia man iškrapštyti tos 3 gerus dalykus, aš tiesiog prisimenu, nu, kad ir, kaip pavyzdys, savo pokalbius su vaikais, ne, kiek jie man daug davė geros emocijos. Vakarienę šeimos sėdint visiems kartu, ne, kur vėlgi atrodo, kad, nu, pavalgyti. Bet kiek tai daug duoda tau geros emocijos ir tu va taip va diena iš dienos pastebi, kad iš tikrųjų kaip čia, didžiausia satisfakcija ir pasitenkinimą tau iš tikrųjų duoda mažmažiai. Kaip pačiai tau su žodžių gale, taip manęs įdėmiai klausai. Man labai įdomu tas klausyti. Taip, neurolingvistinis programavimas, juo netikėtai, taip, nu tai yra jau mokslo šaka, nu tai netikėt mokslu, bet tiesiog pastebiu, kad tai yra dalykai, kurių mes kartais patys nepastebėm, bet visada jie buvo su mumis. Tai būtent taip, kaip tu pažvelgsi į dalyką, kaip tu save dienos pradžioje nuteiksi, tas išlipau ne tą koją, kaip ir minėjom. Tai jo, jeigu tu pasižiūrėsi ir ten į savo tą veidą ryte ir tokia, kaip tu save tą dieną momentą nuteiksi, tai kitis arba tu sakys švyti šiandien ir daugybė komplimentų, arba kitą dieną, jeigu tu save nuteikė tokio, kad viskas tau blogai, tu atrodai baisiai, na tai greičiausiai taip ir kitiem tu atrodysi. Tai tas spinduliuoja iš vidaus žmoguje, taip. O žodžio gale, čia labai daug gali minčių kilti, ką tai sako, tai nuo tų nežinau, kur vyrai į mūšį vesdavo armijas ir jų žodžiai būdavo tokie galingi, kad tie vyrai lėkdavo į kitą ginkluotų vyrų minę nemirksėdami. Ir tai buvo laikais, kai nebuvo psichotropikų tiek daug, kaip nebuvo apšerti tabletėm ir kaip per Antrąjį pasaulinį karą mes esam girdėję. Tai jie bėgdavo, nes juos įkvėpdavo tas žmogus savo žodžiais, labai galingais. Tai kokia milžiniška galia įkvėpti vyrus bėgti į mirtį. Tai arba tie mesijai prisikėlę, kur irgi religijų šiti sektų vadovai įvairių, jie savo žodžiais pavergė daugybę žmonių širdis, protus ir tik žodžiais, jie nieko daugiau neturi su savim. Tai tie oratoriai, jie turi milžinišką žodžio galią, jie valdo tą žodį kaip, aš nežinau, kaip didžiulį ginklą, nes tai gali tapti ginklu. Jo, iš tikrųjų kažkaip niekada, tau bešnekant, kažkaip iš tikrųjų niekada nesusimašiau apie tas sektas, kur atrodo, nu, vėlgi per žiniasklaidos priemonės, tu matai, nu, per tą patį teliką, kur parodo, kur ten žmonės gyvena 20 metų, po žeme, nes kažkas tai atėjęs ir pasakęs, kad žinokit, čia žemės pabaiga, pasaulio pabaiga ir tik mes esam išrinktieji ir tik mes išgelbėsim šitą planetą ir tik mes išgyvensim. Taip. Ir tu bežiūrėdamas galvoji, tarsi, kaip, bet turbūt, nu, vat ir yra ta žodžio galia, kur žmogus moka, sugeba tiek tave įtikinti ir pasakyti, ne, kad tu, nu, eini, nežinau, kiaurai, gyvent po žemę, nu, kaip
nežinau, dienos šviesos nematai. Man, aš vėlgi, žinai, man tiesiog protų nesuvokiama, nu kaip tau gali pasakyti. Bet tai man vėlgi mintis, o tokia pirma buvo apie tai, kad kaip kai kurie moka panaudoti šitą galę. Kaip įspūdingai ten, taigi girdėjai apie tuos Mansonus ir panašiai, kur subūrė žmonės ir jie sutiko daryti nusikaltimus, nes tikėjo, ką tas žmogus kalba. Tai neįtikėtina yra. Ir tai aš manau, va, tokie iškilūs asmenys kaip Hitleris, jis irgi turėjo žodžio galią. Jis nebuvo kažkoks labai genijus ten armijas, kaip reikia sudėlioti, šiaip už tai kiti buvo atsakingi žmonės, bet jisai buvo nuostabus suburti milžinišką naciją aplink save. Tai man kartais taip atrodo, ta žodžio galia ir atspindi, kaip galima tą žodžio galią naudoti gėriui, kaip Mandela, ir kaip galima blogui panaudoti. Tai tas žodis iš tikrųjų jisai labai gali būti aštrus kaip peilis, kai sako, sužeisti ir gali išgydyti, kaip tu ir minėjai. Tai turi ir gydomąją galią, žiūrint, kaip tu panaudosi jį. Kiek savo, va šiaip man toks klausimas kyla, kiek savo kasdienybei atkreipi dėmesį, kaip kalbi ir ką kalbi? Stengiuosi gal daugiau dabar, kai dukra yra, ir pastebiu, kad labai sunku, kai esi pavargęs, kontroliuoti, ką tu kalbi, nes tada tiesiog tu va taip. Tiesiog ir kartais būna dėja pasakė ir taip prigauni save, kad leptelė. Va būtent tas pas mus, tas yra tas žodis, tas toks įskrenda kaip tas paukštukas ir dėja nesugrąžinsi. Tai ir kai pailsėjusi tikrai stengiuosi. Nežinau, kaip tai turi įtaką, ką tu kalbi mažam protui, nes jis geria, jis sugertukas yra dabar. Pas ją žodynas dabar pildosi, nežinau, ne dienom, ne valandom, labai, labai greičiau. Ir stengiuosi va būtent dabar labiau. Gal anksčiau taip nefiksavau. Gal dar dėl to, kad domiuosi ir informacijos daugiau turiu. Nes aš irgi, žinok, esu pastebėjus, iš savo gyvenimo esu pastebėjus, kad atidžiau pradėjau kreipti, ką sakau, tada, kai vaikus auginau. Nes pradedant nuo šito, nebijok, čia voras nebijok. Ir tada net netikslingai, tada vaikas susimasto, vėlgi duodi impulsą, o kodėl aš čia turėčiau nebijoti? Tai kas čia atsitiko, kad man mama taip sako? Ir va tokie dalykai, taip sakyti, žinai, kad aš čia esu idealiai, maždaug iš pieno plaukus ir čia kalbu tik tai teisingas žodžiais, yra, ir man atrodo, kad bet kuriam žmogui yra bullshitas. Bet kad tikrai pradėjau daugiau galvoti, ką kalbu, tikrai atsirado ir vėlgi man turbūt tas, kaip čia, dar didesnis įėjimas į tą žodžio galią, turbūt atnešė dar ir mano coachingo mokymai, nes puikiai pati atsimenu, kaip gavom kažkokią tai užduotį ir manęs lektorė klausė, sako, kaip sekėsi užduotis ir aš sakau, man buvo sunku. Ir aš atsimenu, kaip manęs klausė, čia tikrai sunku, ar čia buvo iššūkis. Ir man toks, supranti, va toks, kur, tai man, ir toks, vidinis dialogas su savim, tai man čia buvo iš tikrųjų sunku ar iššūkis. Ne, čia man buvo labiau iššūkis, nes aš to nemokėjau, nedariau, bet kažkaip tai padariau. Nes vėlgi, pats žodis sunku, man asmeniškai yra toks nukertantis. Sunku, viskas, aš savo jau uždėjau sunkį, kuri turiu tyst. Ne, jeigu tai iššūkiai, man net patys žodžiai visiškai kitaip rezonuoja ir man atrodo, kad, iššūkis, aš įveiksiu, gerai, tai gali būti sudėtinga, reikalauti daugiau mano visokių kokių fizinių, protinių ir taip toliau jėgų, bet tai yra įveikiamas dalykas. Ne, ir toks net kalbėjimas ir kiekvieno žodžio sakymas, jisai vėlgi turi tokį. Taip. Ir kaip tu eisi ar su sunkumu, ar eisi į iššūkį.
du skirtingi dalykai, Taip, o apie tą patį. jo. Jo, tai čia nebereikalo tas kalbas, labai svarbias kalbas, taigi rašo tie profai, kurie kiekvieną žodį žino, kad kaip reikia sudėlioti į tą sakinį, paskui jį tą kalbą aptarinės ten kokio karaliaus, antras pasaulinis karas, reikia kreiptis į žmonių minę, taigi čia didžiulė atsakomybė, ką tu ir kaip iškomunikuosi žmonėm. Ar anarchija bus šalyje ir visi bėgs į gatves paklaikę, ar visi žmonės tiesiog susikaups tokiam dideliam iššūkiui. Tai yra beprotiškai svarbu, kaip tu tą patį pasakysi. Ar žmonės su sunkumu pasitiks šį momentą, ar kaip į iššūkį eis. Jo, lygiai taip pat, matai, vėlgi, galvojant apie tą patį, kadangi savanoriavime mes susidurėme, ne? Taip. Net tas pats psichologinis smurtas. Tavęs nemuša fiziškai, bet tave muša ir daužo žodžiais. Ne? Kas kartais, kaip čia, yra skaudžiau, turbūt, nes vėlgi čia turbūt smurto bet kokiu atveju tu negali lyginti, ne, bet fizinį skausmą tu kenti, tu jauti, kad tau fiziškai kažką skauda. Ne, kai tave muša ir drožia žodžiais, tu negali, tu negali parodyti, tau skauda siela, ne, kas nėra materialu. Taip. Ne? Bet palauži taip, kad tave ir fiziškai susisuki į kamuoliuką, nes tu jauti net kartais, kaip tau yra sunku, psichologiškai net fizinį skausmą pradedi jausti, nes tie nervų centrai smegenyse jie reaguoja kaip į fizinį skausmą. Taip, atrodo, kad net negali, net įkvėpti negali, kaip tau yra sudėtinga skauda ir skaudu. Tai tas žodis, kuris atrodo, žinai, ai čia biški, papezėjau kažkam tai ir apsisukau, išėjau. Tai esam girdėję, kad patiria, jeigu žmonės stiprias patyčias, dažniausiai tai vyksta jaunimo tarpe, girdim, tai kartais taip gali paveikti, pradedama netgi žalotis, vien dėl to, kad palengvinti sielos skausmą, kad fizinis skausmas jisai nuima tą atmušą. Tiesiog tai žodžiai be proto galingi. Tai ir kalbama apie tai, tačiau esam matyti tokios būtybės, kurios kažkaip tai mėgstam tą žodžio dovaną naudoti ne visada gerais tikslais. Bet matai, man atrodo, žinau, kad lygiai taip pat vėlgi, jeigu aš ateičiau ir sakyčiau, Silvija, kaip tu baisiai atrodai? Ačiū. Kokia tavo baisi ten, nežinau, apranga. Neskoninga. Jo, tai vėlgi klausimas yra toks, kad mano sakymas tau, ne kokį tikslą turi. Tai turbūt tave įžeisti, bet kodėl aš noriu tave įžeisti? Todėl, kad man kažkas atsitiko. Nes aš taip galvoju, kad žmogus įžeidinėdamas, jisai pasako apie save, kad jam kažkas yra negerai. Taip, yra labai sudėtinga, kaip čia, įjungti tą žinojimą, mąstymą, kai ant tavęs, kaip aš sakau, išsivėmė žodžiais. Bet aš visą laiką stengiuosi save sustabdyti ir pasakyti, palauk. Kažkas tam žmogui yra negerai. Jisai kažkodėl tai ant tavęs sako, kas jam yra negerai. Tai čia jau einam į tą temą apie patyčias, jaučiu. Mes taip jau keliaujam apie šitą žodžio galios išraišką. Taip, tiesa ta, kad žmonės, kurie linkę tyčiotis apie patyčias, įžeisti kitą ir turi tą jau tokį įprotį tai daryti, tai nėra vienetinis dalykas, tai patys yra patyrę, užaugę arba patiria kažkokio pobūdžio smurtą. Tai mes ir taip įsikrauna. Mes vėl grįžtam prie to, kad toks, supranti, gaunasi domino efektas, ne? Kai tu domino sustatai, palieti vieną kaladėlį ir tada viskas nugriūna. Nes jeigu mane kažkas tai įžeidė, nuskriaudė, aš ateinu, išsiventiliuoju ant tavęs, tada tu vėlgi gauni tą neigiamą emociją, tu išsiventiliuoji ant kažko kito, ir tokia nueina grandinė iki tol, kol kažkas tai sustabdo.
Taip, net dažnai sako, tai yra silpnųjų tas dalykas, tai yra tyčiotis iš kitų, smurtauti, jisai pats yra labai silpnas viduj, toks trapus padarėlis viduje, kuris bando atsimušinėti, gintis, naudodamas smurtą. Lengviau yra suaugusiems turbūt tai atlaikyti, nes jie turi galvot būtent daugiau žinių. Jaunam žmogui turbūt daug sudėtingiau yra atlaikyti tą tokį supratimą, tai jo jis ant manęs dabar čia atsiprašant vemia, tai jam turbūt sunku labai. Na, turbūt būtent kai tai vyksta kitoje amžiaus grupėje yra daug sudėtingiau, bet esam girdėję apie mobbingą, kur suaugę žmonės irgi sunkiai atlaiko tai. Tai netgi tam tikrose esam, kad tai yra tapę normą, tam tikrose srityse, ten apie medikus esam girdėję, kad armijoje anksčiau bent jau buvo vadinama diedavščina. Diedavščina. Tai yra, nežinau kiek to likę, bet anksčiau tai stipri buvo. Bet matai, anksčiau vėlgi, čia turbūt irgi gaunasi toks užburtas ratas. Nes grįžtam prie tos tokios sunkios temos fizinio smurto prieš vaikus, kas, vėlgi, mano vaikystėje tai buvo viena iš normų. Jeigu vaikas per daug laksto, rėkia ir elgiasi, taip kaip suaugusiems nepatinka pagal jų įsivaizduotas normas, tai ką babuškos visokios sakydavo, kad per mažai ryškiai beržinės košės vaikas gavęs. Tai vėl tam vaikui kažkuriam tai gauna jisai tos beržinės košės, kur jisai gali išsilieti, jisai gali išsilieti ant silpnesnių. Tai reiškia silpnesni, nežinau, vaikai, ten broliai, seserys, nežinau, kiemo vaikai. Gyvūnai. Tada tas dar silpnesnis gyvūnas ir taip toliau ir panašiai. Smurto ratas vadinamasis. Nes ir dar kaip tu sakai, būtent paminėjai, kad tai kartojasi tada kartą iš kartos. Nes jeigu mane taip drožė, kai aš dirbau, internas buvau, tai reikėtų man tada, kai aš jau galę turėsiu, tą patį daryti su kita karta. Ta kita karta irgi, jeigu aš tokiom sunkiom sąlygom turėjau visą tai praeiti, aš dabar įsikrausiu, kas susikaupė, vėlgi dar ir tada gaunasi tas smurto ratas, jis nesibaigia. Taip, tik tai tiek, kad žinai, tas smurto ratas dabar gaunasi ne fizinio smurto, o moralinio. Ir vėlgi grįžtam prie to pačio, žodinio, nes tu gali tikrai bausti žmogų gali labai daug ko. Gali žodžiais, netgi ta pačia tyla gali bausti, ne? Taip, labai galingas ginklas gali būti. Būna kažkaip mėgsta šeimose, būna. Supyko, gerai, dabar nekalbėsiu. Mėnesį būna žmonės, aš girdėjus kelis mėnesius gali nekalbėti. Čia irgi yra žodžio gale, kai nėra jokių žodžių, čia baisiau būti negali turbūt. Man nebeliko, ką jam pasakyti, arba jai. What? Tai yra turbūt baisiausia, kaip galima bausti žmogų. Tai bet kuris santykių psichologas pasakys, nėra blogesnio dalyko santykiam negu tai. Tai aš taip galvoju, jeigu žmogus girdi kasdien, koks jis yra debilas, vieną mielą dieną jis gali tuo ir patikėtis. Tai čia apie tą, kokia tavo nuomonė, tai čia priklausomai nuo to, kaip tu priimi. Kaip tu priimsi? Žmogus pasakė, kad tu debilas esi. Bet tu įsižeidi, tai čia tavo reikalas, kaip tu tai priimsi. Čia, kad tai pasakė, tai jeigu tai netiesa, o tu priimi, tai šito problema. Bet žinai, tarp to irgi įžeidžiau ar įsižeidžiau. Manau, kad viskam yra ribas, ne? Taip, aš pripažįstu, kad tas dalelytės si, jinai ją gali arba įdėti, arba išimt ir skirsis kontekstas. Nes pasakyti, kad, nežinau, Silvija, tu kažkokia tai labai nepratinga, ne? Tai vėlgi priklauso nuo tavęs, ar tu įsižeisi, ar ne. Ne?
bet kartais būna tam tikrų, nežinau, situacijų arba tam tikrų dalykų, kur tave įžeidžia. Nu, tiesioginė to žodžio prasme, net ne įsižeidimo klausimas. Aš manau, kad yra tam tikrų jautrių temų. Nu, pavyzdžiui, mano jautri tema yra šeima. Ir jeigu man pradėtų pasakot, kad, nu, ten, nežinau, tavo tėvai vienokie, tavo vaikai kitokie, tavo, nežinau, seneliai trečiokie, vyras irgi ten toks ir toks, žinai, tai mane įžeistų, ne? Bet tas, vat sakau, ta dalelytė esi ir aš nemanau, kad yra sąžininga ir gražu, labai taip nuskambės, įžeidinėti žmonės. Nes taip, tai yra, nu, labai labai jautru ir galų gale vėlgi grįžtam prie to pačio, ne? Prie žodžių galios ir sakyti, nu, apie kitus žmonės. Okei, tai yra apie mane, aš turbūt kažko tai pavydžiu kitam žmogui, arba, nežinau, pavydžiu pati savo, arba pati savimi esu nepatenkinta, kad aš apie kitą žmogų galiu sakyti daug, bet vėlgi čia turbūt, nu, ir atsiranda tavo tokia labai plona riba, kada yra įsižeidimas ir kada yra įžeidimas. Jo, čia juo labiau kartais netgi pereit galime į to, kad žeminimas, jeigu tai yra daroma nuolatos ir kasdien, ką kalbėjom apie mobbingą. Nes jo, čia yra aplamai labai, tu gali tą patį pasakyti labai įvairiai. Čia, man atrodo, tas ir yra skirtumas tarp įžeidimo ir kažkokios konstruktyvios kritikos. Dar priklauso kokioj aplinkoje. Jeigu tai yra darbinė aplinka, na tai taip, tai tu ten komplimentais, tai nesidrašai rastai, tu ištisai. Tu sakai taip, kaip yra. Bet vėlgi, parink gali žodžius vienaip ar kitaip ir neįžeisti žmogaus, o pasakyti tiesiog kaip yra. Žinai, man tokia dabar mintis atėjo, aš visą laiką sakau, toks labai, bet aš labai dažnai sakau, kad visame kame yra komunikacija. Ir tas pats ir va, ta žodžio galia ir komunikacija, nu čia vėlgi gali dėti praktiškai lygybės ženklą, nes viskas priklauso nuo to, kaip tu ir ką tu sakai. Jo. Tai taip, teisinga komunikacija, nes pasakyti, kad tu kvailas, tu prastai atrodai, tu netgi neprastai atrodai, nevala, netgi gal turbūt čia būtų jau toksai stiprus žodis, ar panašiai, ir tikėtis, kad žmogus neįsižeis, tai yra absurdiška, nes aš manau, kad mes, nebent esam, nežinau, nuo normos asmenybės, tarkim, narcizas, bet šiaip normalūs žmonės visada gyvenime ne visada vėl, bet bent kartą gyvenime jautėsi kvaili, jautėsi apsileidę gerokai, atrodantys ryte, kaip tu pasakai, veidrodis įkėlė nekaip. Ir tai jeigu tu bent kažkada tai panašiai jauteisi ir tau kažkas taip sako, didelė tikimybė, kad tu patikėsi, kad tuo momentu, va, tu kaip tada pats galvoji apie save, tu iš tiesų kvailas esi. Tai naivu sakyti, kaip tu priimsi tai, bet, nu, kaip kas tau pažįstama bent kartą gyvenime buvo. O bent kartą gyvenime mes tikrai su tuo susidūrė, kad nesijautėm maks nuostabus. Nebent esam narcizai. Bet žinai, yra irgi va, tas maks nuostabus arba maks, nu, kaip aš sakau, kartais būna, žinai, dienų, nu, vat būna dienų liktyčia. Nu, nežinau, tau kažkas tai nepasisekė, tu viduj labai pergeni, dar ateina kažkas tai ir pradeda tau, nu, aiškinti, jo, knist protą ir aiškinti. Ir tu galvoji, Dieve, atstok tu nuo manęs. Ir va tada tu įsižeidi, gaunasi taip, kad, nu, tau reikia labai mažo, nežinau, mažos kibirkšties, ne, kad, nu, va, tave įžeistų ir tu įsižeistum. Kartais, nu, kitom dienom vėlgi būna, kad tu galvoji, eik, tu apsišiktų kulnus. Šnekėk ten apie, dabar, tu manęs tiek nepažįsti, kiek aš save pažįstu, ne, ir sakyt, kad aš kvaila, nu taip, aš negaliu. Pats tu kvailas, sakysi. Jo, bet, nu, aš turiu omeny, kad aš irgi esu žmogus ir aš net, nu, ne visagalis Dievas, kuris žino viską, turbūt, taip galvoju. No, kad, nu, yra tam tikrų sričių, kurių aš nežinau ir aš nenoriu jų žinot ir aš net neprivalau jų žinot. Ir man sakyt, kad aš kvaila, nežinau, va, kaip pavyzdys, ne, aš esu, nu, nemoku virint. Nu, nemoku. Gerai, ne? Bet apverčiam situaciją, aš dabar pagalvoju iš kitos pusės.
tu susiduri situaciją, kada tiesiog, tau kaip ir viskas okei tą dieną, bet ateina žiauriai blogą dieną turėdamas žmogus pas tave ir iš tikrųjų nusiteikęs įsivemti, nes jam, tiesiog labai bloga diena. Ir jam išsprūsta ne tie žodžiai, neteisinga komunikacija, tas pats viršininkas gali ir jis turėti blogą dieną. Mes žmonės. Skirtumas didžiausias tas, kad kai tau nueina garas, ar tu ateini ir atsiprašai, ar tu esi atsiprašant tam tikras vyriškas organas ir tu vaidini, kad tai čia kaip tu priimsi pats, aš nieko čia, aš tik tai konstruktyvę kritiką išsakiau tokiais žodžiais. Tai va čia ir yra skirtumas kartais, kiek esi tu... Bet čia asmenybės brandumas, žinok, aš galvoju. Tai va būtent. Kad nes vėlgi, mums turbūt yra, kaip čia, nejauku atsiprašyti. Negaliu įvardinti kito, žodžio, bet, ir tada, kai suklystam, yra nejauku pasakyti, kad aš tai jo, suklydau. čia terapijos reikia. Bet jeigu tu esi brandi asmenybė, brandus asmuo, tu nueisi ir pasakysi, kad, sorry, taip, aš buvau neteisus, taip, man buvo šiandien nenusisekusi diena, atsiprašau. Taip, čia yra labai didelis trūkumas, ypač galios pozicijoje, kai yra žmonės, pavyzdžiui, ar darbinėje aplinkoje, viršininkai tavo ir panašiai, jie yra galios pozicijoje ir jie neturi tos savybės sugebėti, kaip, tu esi tenai, tu privalai mokėti atsiprašyti, netgi savo, tų esančių, kurie negalios pozicijoje. Nes tada tai yra atsikartos, jie visada bus nevykėliai, kvaili, lėti. Tai čia galbūt toj darbinėje aplinkoje yra liūdniausia, kai užima pozicijas galingi žmonės, bet jie neturi tam tikrų būtinų savybių. Aš manau, būtina savybė yra mokėti pripažinti savo klaidas. Čia pavyzdžiui, dabar šviežias atvejis, labai bus žmonėms kaip tik ant bangos. Tai yra meras miesto, kur jam buvo išsakyta tam tikra konstruktyvi, aš galvoju, kritika, nes ten dauguma mano, kad ten nebuvo jokių klaidų ir to, kas surašyta, visa tai yra nemelas, o tiesa. Ir kultūringais žodžiais, be jokių keiksmažodžių išsakyta ta kritika buvo. Ir tas meras, jis labai vaikiškai, labai juokingai, bet jisai kaip įmanoma prasčiau priėmė tai. Jis asmeniškai labai priėmė, lyg ten būtų apie jo kūdikį, vaiką išsakyta, koks jisai netvarkingas, apsikakojęs. Ir tai va čia ir yra nesugebėjimas priimti kritikos, nors jisai yra aukštoje pozicijoje, galios pozicijoje ir vienas iš jo rinkėjų, turintis irgi įtaką ir kaip sakant, visuomenėje gerbiamas asmuo, dėl didelių darbų gerbiamas yra, o ne šiaip kažkokia banali šviežia žvaigždutė. Tai man atrodo, va čia ir yra liūdna. Tai po velnių, šiais laikais kaučerių yra krūvos, eik ir išsikaučink tam tikrus dalykus. Komunikacijos atstovų yra daugybė, kurie tau gali padėti teisingai komunikuoti. Nes tu tiesiog artėjant nosiais rinkimai, viskas, jau galiu kryželį statyti, tu ten nebebūsi. Vien dėl to, kad neteisingai iškomunikavai atsakymą. Tai vat aš ir galvoju, kiek tai gali būti galinga tiek, kad jis, nežinau, galėčiau dabar su tam lažintis, jisai nebebus sekančios rinkimos meras. Tai kokia galinga gali būti, žodis galingas gali būti. Tai va tokia, manau, čia šviežiai pastebėjimai. Jo, ir bet mum bekalbant, žinai, kažkaip tai, šiaip tokia mintis atėjo. Ar yra galimybė, tokį eksperimentą pasidaryti, šiaip man toks, žinai. O pavyzdžiui, vieną dieną būti visiškai pozityviam, visame kame, o kitą dieną būti visiškai negatyviam. Užsiprogramuoti iš ryto taip save. Jo, bet turiu omeny, kad net ir, kaip čia, net pagaut save, kad šiandien aš būsiu negatyvus, nuo pat ryto iki pat vakaro. Tarsi mane viskas nervins. O net kažkaip tai įdomu pasidarė. Nes ryte atsikėliai, kas gali būti, vanduo per šaltas, bet aš turiu omeny, kad savo ir sakai, šūdinas vanduo, duše nusiprausiau, blemba per karštą.
čia galvą džiavinausi vėl per karštą. Aš manau, jeigu taip dieną pradedi, tai gali lengvai Bet aš turiu omeny, kad, Mhm. žinai, net save pagaunant, kad, nežinau, skaniai pavalgiau, ieškot kažkokio tai neigiamo dalyko. Aha. Žinai, tas, kur būna, kaip skaniai pavalgiau, oi, tada ieškot, žinai, kažkokio tai neigiamo dalyko, Mhm. kad, nežinau, sriuboj per daug pipirų. Tada nuėjus dirbti, nežinau, per karštą, kolega neatsiuntė elektroninio laiško, kolega nepadarė to ir to. Vat net įdomu pasidarė, jeigu tu visą dieną tikslingai, net ir pastebėdamas save, pastebėtum neigiamus dalykus ir sakytum savo, ne, kad, tas negerai, anas negerai, anas negerai. Užsirašinėt net galima. Jo, bet supranti, net įdomu pasidarė, kaip tu jausies vakare. Tai reikėtų mums šitą įgyvendinti eksperimentą. Vieną dieną, bet taip visiškai priešingai. Vieną dieną pasirinkti negatyvas, kitą dieną pozityvas, toksai, bet toks kraštutinis. Taip. Kur net kai tau atrodytų tobulai, tu dabar viskas tau gerai, bet surasti ką nors, kas tave nervina. Taip. Jo, galima būtų. Kažkaip labai ir žinai, toks, čia turbūt mano irgi tokia mintis, neaišku, kaip pamatuoti tą, bet turbūt vėlgi užsirašyti savo jauseną. Jo, tarkim, dienos pradžioje skalėje įsivardinti, čia coachinginis tas easy peasy, nuo 1 iki 10, kaip tu jautiesi ir kaip tu gale dienos, kaip pasikeiti tavo būseną. Bet aš kažkaip manau, kad turbūt toj tokiai negatyvioje dienoje turbūt jaustumės be proto išsekęs. Ne, ir jeigu toj 10 baliai skaliai, tai turbūt 1 arba -1. Jo, jeigu tu visą laiką savo pozityviai, tai turbūt, kokių 10-12 netgi galėtum. Užsihaipini. Čia būtų tas pozityvas, tai užsihaipini, kaip, nuo tam tikrų priemonių yra cheminių, kur tu gali tuos haipą padaryti. Taip, smegenų, dopamino, ten tas šokinėja, visur gėris, drugeliai ir panašiai. O šiaip negatyvas, tai tu gali save panašią būseną nuvaryti. Iš tikrųjų, jeigu tikrai labai tu ten talentingai dirbsi, tai kaip jų depresijos kamuojama, kur realiai tau net kūnas jaučia nuovargį, fiziškai tau netgi prasideda tie, kur jau simptomai fiziniai prasideda. Skausmai. Jo, tai taip, galima pažiūrėti, kaip tu toli gali nueiti. Žiūrint, kaip tas eksperimentas, kiek tu sugebėsi panirti į jį. Tai galim kitą kartą ir aptarti, kaip mums pavyks, nes jeigu iš tikrųjų pasiryžę, tai įdomu turėti kitam kartui aptarsim. Jo, žodžio galia 2. Žodžio galia 2. Jo, bet reikia, žinai, kaip turbūt reikia sutarti taip, kad tą pačią dieną abidvi darom blogą dieną. Gerai, jo. Ir tą pačią dieną abidvi darom gerą dieną. Kad nemeluot, nes realiai, tu žinai, jeigu čia prastai aš atsikėliau, jau pačiai tokia nenuotaika, tai čia toks bus biškiai apgaudinėjimas. Mes tiesiog parinsim regular tokią įprastą mūsų dieną ir nutarsim susirašę, kad šitą dieną bloga. Šitą dieną darom taip, kitą dieną, kad nebūtų tokių kaip ir sukčiavimų. Labai įdomu, nes taip ir gimsta mokslo naujovės nuo eksperimentų. Ja, beje, dabar bekalbant, žinai, apie eksperimentą, tai tu ir pati turbūt žinai, kaip žmogaus elgesys keičiasi nuo aplinkybių tam tikrų. Turbūt irgi esi pati ir filmą mačius ir girdėjus apie tai, kad buvo atliktas eksperimentas, kai paprasti žmonės buvo apgyvendinti kalėjime ir viena grupė buvo prižiūrėtojai, kita buvo kaliniai. Jo. Ir kaip ilgainiui gyvenant pasikeitė jų elgsena. Ne, ir tas dabar labai kažkaip tai bijau sumeluot, bet man atrodo, tas eksperimentas ir buvo nutrauktas, net nebaigus, dėl to, kad man atrodo, vienas žmogus buvo nužudytas. Jo, buvo bijota, link kur dar gali tai nueiti. Tai tai vėlgi, žinai, kaip ir reiškia. Ir nustebę visi buvo, aš dar įsimdėmėjau, kaip greitai viskas išsirutuliojo, nes tai manė, kad palaipsniui viskas vyks. Nes ir eksperimento dalyviai buvo iš taip vadinamų normalių šeimų. Taip, atrinkti normalūs, ne kažkokie iš tiesų ten linkę į
kažkokius tai nusikalstamumą ar Jo, tai panašius vėl dalykus. ir veiksmai, ir žodžiai, ir vėlgi tam pačiam, sakau, vat, net reiks vėl iš naujo turbūt Taip, nes pasižiūrėti ir jiems su savo... buvo liepiama naudoti visą tą ir kalbą, ir žargoną, ką naudoja šiti visi prižiūrėtojai. Ir jie labai greitai perėmė tuos vaidmenis. Ir Tai va elgesys pasikeitė tų, kurie laisvi žmonės, nenusikaltėliai, jie greit jautėsi kaip po tokiais, kad jie neturi teisės iš tiesų kažkaip priešintis, kažką daryti tokio. Tai yra vėlgi, kaip greitai galima, tu patenki į galios poziciją, tu pradedi naudoti tą galią prieš kažkokį tai silpnesnį, o tas silpnesnis jis iš tikrųjų greitai perima tą silpnesnio vaidmenį. Nors realiai jis iki tol atėjo iš visiškai normalios aplinkos. Gal jis buvo direktorius vakar, šiandien jisai iš tiesų atlieka kalinio vaidmenį, bet pradeda nejučia jaustis kaliniu, nes jam taip yra sakoma, kad tu sėdėk, tu tylėk. Ir kaip aš sakiau, tu ilgainiui girdi dažnai tau nurodymus tokius ir tu pradedi tikėti, kad tu iš tiesų privalai tylėti, kentėti. Ir dėl to labai galbūt man ir atrodo, tas ir rimtas dalykas yra mobbingas, kai naudojamas suaugusių tarpe, ne vien mokykloje tos patyčios vadinamos, nes tai psichiškai iš tikrųjų gali smarkiai žaloti žmogų. Tai tie girdimi žodžiai, jeigu jie yra girdimi kasdien, nori, nenori, tu gal namie jautiesi geriausia mama, geriausia žmona, geriausia visų draugė, bet kitoj aplinkoje tu išeini ir tu pradedi vis artėjant prie darbo durų pastato, tu pradedi jaustis visišką nevykėlę, nes tu girdi kasdien tai, kad tu ten už tų durų, tu esi nevykėlė. Tai nėra tik tai taip, kaip tu apie save galvoji. Nes toje aplinkoje tu nieko kito negirdi, tik tai, apie save tu galvoji namie, kad tu esi nuostabi. Bet gali būti ilgainiui, tu persineši iš darbo visą tai ir į namus, tu pradėsi jau ir ten jaustis, taip kaip paveiku tai yra tie žodžiai, gali būti persineši visą tą ir į namų aplinką. Tai žodis galingas. Jis turbūt, žinai, dabar pagalvojau, kad turbūt galingiausias jisai yra nuo mūsų vystymosi etape. Vaikystė, paauglystė, jaunystė, tada, kai mes dar formuojamės kaip asmenybės. Nes turbūt net ir va dabar, kaip čia, man yra sudėtingiau mane yra įžeisti, negu kad, nežinau, 10, 15, 20 ar 25 metus atgal. Nes savivertė yra kitokia. Jo. Nes, aš žinau, ko aš pasiekus ir ką aš išmokus ir ką aš savyje jau turiu ir nešu. Tai turbūt vėlgi grįžtant prie to, kad bendraujant su vaikais ir su paaugliais, sakau, aš tikrai kartais prikandu liežuvį žinai, tokį besiveržiantį žodį ir tada gal, dabar čia kažkaip reikia pasakyti taip kitaip, kad neišgazdintum, kad atsivertų, nežinau, kad nesidrovėtų tau sakyti. Bet čia toks labai kompleksinis. Ir tiek žodžio pačio, kaip žodžio, ką tu nori pasakyti, tiek ir vėl santykio klausimas. Čia į tą, kur tu labai gerai užkabinai apie psichologinį atsparumą realiai, kiek tu esi asmenybė psichologiškai atspari tiem dalykam, kiek tu esi, kokioje tu aplinkoje užaugai. Jeigu tu aplamai esi neatsparus tiem dalykam, nes užaugai kažkokio tai smurtinėje aplinkoje, tai žinoma, tave lengviau paveiks, tu lengviau būsi paveikus tiem dalykam, kur tu pateksi į kažkokią aplinką, kur vyksta tie dalykai. Ten tos patyčios, ten tie įžeidimai. Arba aplamai tu susidursi su kažkokia kompanija pateksi ir tu ten visi taip laido kažkokius žodžius, ale juokelius, tokie,
o tau ten kaip peilis iškart kažkoks juokelis apie tavo, tarkim, nežinau, aprangą, kad ir, nes tu labai priimi viską, nes tau kiekvienas dalykas jis ant tiek jautru, tai čia tos vadinamos jautrios asmenybės, kurios daug jautriau reaguoja į kiekvieną žodį pasakytą, labai priima viską asmeniškai. Net jeigu tai yra visiškai laisvo pobūdžio bendravimas, aplinka, kuri ten visiškai neįpareigoja ir nestato rėmų, kaip mes čia dabar bendraujam. Na, juk iš tiesų, humoras, tai čia reikėtų truputį atskirti, manau, ten rėmų nėra. Tai jeigu tu ateini kažkokį ten stand-upą ir ten būna įminę, kartais žiūrovam būna numeta tam tikrus dalykus ir tu čia taip priimsi asmeniškai, kad čia mane įžeidinėja. Nu, ne. Bet tada tau nereikia ten eiti. Tau tada reikia atsistoti išeiti. Taip, jeigu tu esi toks jautrus, tai tada ten ne tavo terpė. Taip, tas humoristas neprivalo juokauti pagal tavo asmeninį skonį, ar ne? Tai būna, teko irgi humoristams susidurti su tuo bandymu cenzūruoti jų humorą. Ir buvo kalbama iš tiesų, tai kur tos ribos? Na, ta laida, jeigu skirta, jinai yra humoristinė, buvo dvejonių, ar reikalinga ribos, humoristinio pobūdžio, juodojo ten netgi humoro laida. Tai čia ar patyčios, ar čia yra humoras? O humore ar yra ribos kažkokios tai? Bet matai, man tai atrodo, kad čia yra labai tokia, būtent slidi riba, kur tu iš humoro, iš to tokio sarkastiško, žinai toks, kad būna, kad kartais kaip pasako, tai taip, tarp sarkastiško humoro ir tarp tų pačių patyčių. Nes vėlgi, stand-upas į stand-upu, jo, aš suprantu, bet kartais, net ir pats humoristas nežinodamas, kartais salėje esančio žmogaus užkabina tokią dalį, kuri jam yra, kaip įtempta, žinai, kaip įtempta styga, kur atrodo palėtė ir jinai tenai virpa iki negaliu. Bet turbūt, žinai, mes žmonės ir žavus tom, kad mes įvairūs, mes su įvairiom patirtim, mus įvairūs dalykai žaidžia ir mes dėl įvairių dalykų įsižeidžiam, turbūt dėl to, kaip ir dėl bet kokių dalykų. Vieniem vienas dalykas yra priimtinas, kitiem kitas dalykas yra priimtinas. Jo, čia gal net ir kultūriškai pas mus, aš nežinau, Lietuvoje, ar mes kažkokią tai labai turim to kultūrą seną, kažkaip galvoju, nes yra kai kurios netgi kultūros šalys turi netgi labai gilias tradicijas, visų šitų dalykų, nes, pavyzdžiui, kokie prancūzai, tai nuo seno laikraščiuose pas juos būdavo žymiausių politikų karikatūros, jeigu vyksta koks dalykas, aš atsimenu, net per istoriją reikėjo mums analizuoti, būdavo karikatūros duoda įvairių politikų, ten nupaišyta tam tikra situacija ir kas čia yra atspindima. Atsimenu, aprašyti reikėdavo. Tai tu supranti, kad humore, tai vienas iš žanrų karikatūra, ribų nėra. Anekdoto žanre ribų nėra. Aš pamenu, mano vienas iš darbų, aš net bakalaurinį rašiau, tai buvo apie anekdoto žanrą. Tai vienos iš socialinių grupių anekdoto žanrą ir aš tyrinėjau apie patį žanrą ir ant kiek ten ribų nėra, ten apie viską galima kalbėti. Va čia ir yra žmogaus laisvė, manau, humoras, kad ten nelieka ribų. Tu gali visą lingvistinį gražų, negražų žargoną naudot, kaip tu nori. Ir lietuviam iš tikrųjų nuo seno anekdotai, ten mes tyrinėjom, atsimenu, tarpukario, kokių dainuškų, ten ir anekdotų stiprių ir buvo apie politikus. Apie ryškius, netgi apie tą patį Smetoną, ten tu galėjai, ką nori kalbėti, va ten tu galėjai kaip pilietis pasireikšti. Gražiai, negražiai, nesvarbu, ir tu turi visišką pilną teisę. Tada grįžtam dar giliau, tai apie tą žodžio, kur nelieka žodžių ribų. Tai ir karaliai, taigi turėjau tuos juokdarius, kur ten galėjai, ką nori apie jį sakyti. Tai pagalvoju, kad gal humore čia ir nereikėtų žiūrėti į tai rimtai. Juk tai yra humoras, tai kaip čia rimtai gali į tai žiūrėti. Tai
Gal aš pagalvojau, iškyla dvejonių dėl prasto humoro. Matyt, Tai prastai pajuokavo. Nu, jeigu tu neskaniai prastai pajuokavai, tai gal dėl to ir kyla bylos. Tai tiesiog nepataikė. Ir kas gražu pripažinti, vėlgi, tu buvai galios pozicijoje apie kitą žmogų šnekėti, tai pripažink, kad tau nepavyko tiesiog. jo. Ir daugelis sako, kad prajuokiant žmogų yra sudėtingiau nei pravirkdyti. Ir tai iš tikrųjų yra labai, vėlgi tas žodžių, galvoju, kaip čia dabar pasakyti, mokėjimas žodžiu manipuliuoti ir įvairiais viražais sakyti, tam, kad tas tavo humoras nepavirstų patyčia. Tai, bet čia, jo, ir turbūt radom atsakymą, kas ne tai buvo ten toj garsioj situacijoj lietuvių, ten mūsų tų podcasterių, tiesiog jiem nepavyko. Nu, kaip tu sakai, neprivalai tu savo srity būti ten kažkoks genijus. Nu, gali net ir genijai suklysta kartais. Tai, o pripažinti tai yra kartais sunku. Tai, kad klydai. Kaip tau atrodo, o kodėl taip yra sudėtinga atsiimti savo žodžius? Geras klausimas labai. Turbūt, kad atsiprašyti niekada nėra malonu. Nu, kaip pavyzdys, atsimink save vaikystėj. Ne? Kažką kažkur pridirbai, pats žinai, kad pridirbai, nu nežinau, ką čia, kaimyno berniukui, pavyzdžiui, sugriovė jo smėlio pilį. Ne? Nu, žinai, kad pridirbai. Nes jisai, blemba, zaraza pasistatė gražesnį negu tavo. Sugriovė jo pilį, ateina tau mama ir sako, tu negražiai pasielgiai. Tu jau viduj žinai, kad, blogai padarė. Ir sako, eik atsiprašyk. Ir tu žinai tą vidinį savo tokį nusibaudimą, pavadinkim tai. Turbūt dėl to, kad, kai tu esi mažas, mama tau daro įtaką. Nes tu žinai, kad jeigu neatsiprašysi, mama neatstos, vis tiek galų gale ten turėsi atsiprašyti to berniuko. Kai tu suaugęs, ta pavadinkim kabutėse mama, jinai išnyksta. Tu tampi atsakingas pats už save. Tu žinai tą viduj bjaurų jausmą, bet tu darai sprendimus atsiprašyti ar neatsiprašyti. Na, ir negaliu sakyti dažniausiai. Bet kartais renkasi žmonės nejausti to nemalonaus ėjimo atsiprašyti. Jo, aš dar galvoju, kilo minčių, irgi kaip tu nuvedį į vaikystę. Manau, dar toks faktorius, kad mokomės iš pavyzdžių dar vaikystėje. Įdomu, kiek mes matėm pavyzdžių, kaip mama atsiprašo tėčio arba tėtis mamos, kaip neteisus būna. Arba netgi pati mama arba tėtis tavęs atsiprašo, kai būna neteisus. Ir aš galvoju, kiek mes su tuo susiduriam, nes tada turbūt ateityje tau daug lengviau bus pasakyti atsiprašau, jeigu tu patyrei tą per pavyzdį. Oi, kokia 100 balų, aš manau, kad tu labai labai teisi, nes tikrai savo vaikų atsiprašau ir atsiprašau labai daug. Nes ir atsiprašinėjai jų tikrai nuo mažumės. Ir dabar būna, kad kažko tenai, nežinau, ar diena nevykus, ar dar kažkas, ne, ir kai būna, kai tau vis tavęs klausia, tu tada sakai, palauk. Ir aš tą patį darau, todėl, kad aš nepamenu tą, kad būtų sąžiningai darę. Ir man ilgą laiką būdavo sudėtinga atsiprašyti. Kol paskui perpranti, kad tai yra buka, tai yra nesąmonė. Vis tiek, domiesi tais dalykais ir juos taikai per save. Ir aš dabar, netgi savo 2-metės, aš kai būna pavargus ir jeigu būna neteisingai kažkaip su ja komunikavau ir, lygioj vietoj pikta buvau, ar dar, aš sakau, atsiprašau, žinai,
mamytė pavargus, neteisingai. Ir iš tiesų lygiai taip pat stengiuosi, kad kai būna jai ten kažkoks pyktis, kad jinai ateik, ir tipo mamytės atsiprašyk, catą, aš tau darau, tu man catą. Ir, tikiuosi, kad per tą pavyzdį jai nebus sudėtinga gyvenime pripažinti klaidas. Nes čia yra daug giliau, čia nėra tas, kad tik atsiimk savo žodžius, bet tu pripažįsti, kad klydai, o per pripažinimą, kad klydai, tu augi. Arba tu sustoji ten pat. Bet matai, vėlgi pagalvoju apie tokį dalyką, kad apie patį žodį atsiprašau, ne, kiek sudėtinga iki jo nueiti. Taip, tai nėra lengva. Ir kaip lengva po to pasidaro, kai tu atsiprašai žmogaus. Ir keistas toks dalykas. Net sušyla krūtinė, iš tiesų aš pagalvoju. Kai tu pats žinai, tavo smegenys žino, kad tau bus lengviau atsiprašius, bet koks ilgas tas žingsnis, ne, nes čia yra čia reikia išmokti, iš tiesų. Taip, vienas žingsnis nueiti ir pasakyti, atsiprašau, aš buvau neteisus, koks jisai yra tas tikrai sunkus ir iššūkių kupinas. Ne, iki bet su palengvėjimu jausmu po to, nes gali tu atsiprašant užsišykęs toliau būt, pykti toliau ir įsivaizduot, kad tu čia labai teisus ir save apgaudinėt. Bet jeigu tu nesi teisus, tu tik save apgaudinėjai ir nieko ten daugiau nėra. Bet jeigu tu sugebi vis dėlto būti stiprus ir pripažinti ir nueiti ir tai pasakyti, tau tiesiog akmuo nusirita, nes sakau, sušyla krūtinė, kaip gera pasidaro, kai tu pripažįsti, kas akivaizdu. Visiems kitiems išskyrus tave, galbūt vieninteliai. Tai ir tu augi. Čia yra žingsnis link augimo, todėl kartais stebiuosi iš tikrųjų, kad kai kurie žmonės nenori to išmokti, tiesiog pripažinti, aš klydau, tai reiškia, tu didelis žmogus, kad tu sugebi tai pasakyti. Aišku, čia nekalbu apie kažkokius gal be proto iškilius žmonės ten karalius, kokius, nors karalius negali rodyti silpnybės, karalius negali klysti. Tai jis Dievo pasiuntinys, jisai jo popiežiaus pašventintas. Gerai, kad pasaulyje mažai karalių. Beliko mažai, matyt, nebereikalo, matyt, jie klydo. Ir be galvų liko. Jo. Pasisekė. Pasirodo, jie tik žmonės, ne dievai. Tai šitą tokią klausimą norėjau tau gražų užduoti ir tu minėjai dar, kad norėtum pasidalinti žodžiais viena kitai. Maloniais. O gal žinai, kaip padarom? Vat irgi apie tą žodžio galią. Aš tau pasakysiu taip, 3 nemalonius žodžius, paklausiu, kaip tu jautiesi, ir 3 malonius žodžius. Ir galėsim apsikeisti. Bet taip taikliai reikia. Ir apsišaudyti. Bet pirmiau nemalonius, paskui malonius. Taip. Kažkaip fainiau. Vis tiek smagiau. Bet žinok, dabar net galvoju, aš žinau, kad tai yra susitarimas, aš žinau, kad tai yra žaidimas, bet man reikia per save peržengti, jaučiu viduje jo. Aš dar nežinau, ką sakyti. Kad pasakyt kažką tai nemalonaus tau, man reikia viduje labai, labai daug susikaupti. Ok, gerai. Tu per kuda, turi labai negražų randą prie antakio. 3 dalykas. Ok. Tu dabar dirbi nekvalifikuotą darbą. Fu, kaip bjauru, žinok, viduj, va. Tai per kuda. Nieko dabar, bet prieš kokių gerokai metų labai jautriai būčiau reagavus. Ypač paauglystėje. Nes sulaukdavau ir patyčių dėl savo liesumo. Deja, nieko dėl to negalėjau padaryti. Tai jautri, kol išaugau, supratau, kad nuo kažkada tai yra didelis privalumas. Tai mados keitėsi, gal nežinau. Tai
Buvo tokia, ačiū Kate Moss, tu buvai labai kūdas modelis ir labai ryškus. Tai va, tai tas išauktas buvo dalykas. Tai dabar manęs visiškai, nes aš dėl to nieko negaliu padaryti. Būna, ačiū mama, ačiū tėtė, kad tokia esu. Tai yra visiškai genai. Gal kitaip reaguočiau, jei tai būtų mano pačios kažkoks tai nevalgymas, pasirinkimas ir panašiai. Randas, kažkaip aš nuo pat aš net nepamenu, kaip jis atsirado, nes ir tai visiškai mano dalis nuo berods, jisai atsirado, kai man buvo keli metukai ir ten tokia nelaimė kieme. Ir man netgi būna faina, tu čia turi tokį randą, tai kaip ir aš galiu papasakoti istoriją, kad mane vedžiojo pusseserės kieme ir toks berniukas paleido ten supynės, buvom į galvą, ten mane siuvo, daktaras toksai, jis labai gerai susiuvo. Tai va, tai yra mano visiškai dalis, todėl visiškai irgi neveikia. Trečias, labiausiai turbūt nemalonu girdėti, nes tai man šiai dienai yra svarbu. Nes tai yra šios dienos man aktualiai ir aš iš to dalyko bandau išeiti. Tai va, ir tai yra dalykas, kurio aš noriu laikui bėgant, kaip sakant, išeiti į geresnius, pasiganyti geresnės pievos, kur aš ir noriu. Bet aš dedu tam pastangas. Ir galbūt dėl to, kad realiai kažką darau dėl to ir žinau, kad tai pasikeis, tai irgi kažkaip skalėje, jeigu nuoširdžiai, tai irgi gal kokie 8, nes tiesiog aš realiai darau dalykus, kad nelikčiau ten. Man turbūt, žinai, kas būtų žiauriausia ir skaudu, jeigu žinočiau, kad taip ir liks, kad aš taip ir toliau dirbsiu tą darbą, kuris yra nuoširdžiai nemylimas. Tai va. Ne dėl to gal, kad nekvalifikuotas, bet man būtent šitas darbas, nes nėra, kad man pasitenkinimą teiktų. Labai, žinok, save stebiu ir jaučiu labai įdomi savijauta. Man yra beproto, tau sakyti šitus dalykus, man yra beproto didelis gumulas čia kažkur ties saulės rezginiu, mane smaugia, labai noriu to. Bet tai tu pasakyti, kas akivaizdus. To labai noriu atsikratyti ir labai noriu pasakyti tau 3 gerus žodžius, geras frazes. Tai manau, kad tu esi labai empatiška, kad esi labai protinga moteris ir labai džiaugiuosi, kad tave sutikau. Kitas dalykas, vėlgi einant apie išvaizdą, turi nuostabiaus grožio lūpas, kurių manau, kad tau tikrai daug kas pavydi. Ačiū mama ir tėtė vėl genetikai. Jo, ir tai aš žiūrėk, ką reiškia, nuėjo, ta prasme, tas net jaučiu, kaip tas gumulas jisai išeidinė, nes pasakiau tai, kas ir man pačiai teikia kaifą ir, nežinau, tu turbūt pasakysi savo jauseną. Tai aišku, labai šiaip yra toks, kur klausyti tokius netgi komplimentus, kažkaip irgi, taip, pas mus lietuvis nėra labai įprasta juos sakyti ir juos priimti. Dažnai žmonės, ai, ką tu čia, būna atsakai, ai, ką jau tu čia, ir žmogus taip maždaug. Bet labai malonu, ypač apie, kaip būna, kalbama vidinės, apie išorę, tai dar taip, o tas vidinės, tai kas tau labai svarbu ir malonu išgirsti ten apie tai, kad jeigu kažkas apie intelektą, tai turbūt tai, kas tau pačiam savyje labiausiai vertinga, tai labiausiai ir priimi. Tai man kažkaip tie išoriniai gal mažiau, o tie vidiniai labai ačiū tau. Labai ačiū, labai malonu išgirsti. Matai, žaidimas kartais, žinai, irgi. Nes mes nedažnai dalinamės tais dalykais, gal dažniau girdim tų neigiamų kažkokių kritikos. Aš su tavim sutinku, kad nemokam ir dar nesam išmokyti ir vis save kaip tautą turbūt mokom sakyti komplimentus ir priimti komplimentus ir vėlgi turbūt ir iš tos pačios, kaip aš sakau, darbiniai net plotmėje, jeigu tu dirbi gerai, tai kam tau sakyti, kad tu dirbi gerai. Jeigu dirbsi blogai, tau ateis ir pasakys. Ir turbūt tada yra, vėlgi, žinai, gaunasi toks, kur net tada turbūt mes esam
pasąmoningai mokomi, Mhm. nepriimti komplimentų, nes mes jų negirdim, mes girdim tik tai blogus ir tada, kai tu išgirsti kažkokį komplimentą, atsiranda dažnai toks Galvoju, gal čia meluoja. saugumo noras ir pasakyti, ne, žiūrėk, tai čia, Aha. ne, tau sako, kokie faini tavo, nežinau, plaukai, sakai, tai ne, tai čia, vietoj to, kad pasakytum ačiū, iš tikrųjų malonu, faina, pastebėjo. Va, būtent. Būna, taip tikrai, man jei kas patinka, aš kažkaip supratau, kad reikia ir pasakyti, nes žmogus labai apsidžiaugs, kad išgirdo. Tai netgi darbe, apie bendradarbį. Oi, sakau, kaip fainai tau plaukai, vakar su garbanėlėm čia šiandien. Pasirodo, jos natūraliai garbanojasi plaukai, kartais juos išsitiesina. Tai irgi taip atrodo, net jei kažkaip, net atrodo, žmogus nepratęs, jis varžosi išgirsti komplimentus. Ir to pas mus lietuvius, mes pamatom, kartais mums gražu, bet mes kažkodėl pasidrovim pasakyti, kad man gražu, kokia tavo suknelė, man gražu, kaip tu susišukavus. Tai jo, tu. Okay. Dabar aš tave stumsiu į nemalonę. Aš bandžiau sugalvoti per visą tą laiką tempiu gumą, nes nelabai turiu ką pasakyti. Man tai yra neįprasta. Dėl to čia žinai, toks išstumsiu tave iš malonios būsenos. 3 dalykus, netgi tu sugalvoji 3 bent kažkokius mažintum 2. Gerai, kas man kliūtų, jeigu aš nepažinočiau. Gerai. Man atrodo, tu mažokai degus. Labai šviesi oda tavo, taip. Kas dar man? Galvoju, kad tau gal šiti šortai nelabai tinka. Ir 3 dar nesugalvoju, ieškau bent vieno dalyko. Kas galvoju? Šiandien plaukų tu nesusitvarkė, bet galbūt dėl to, kad labai karšta. Šiaip aš tavo garbanas mačiau ir anąkart sakiau, kad jos nuostabios, o šiandien man užkliuvo, kad jos tokios, pasišiaušęs. Karščio paveikta, taip. Tai va, tai 3 tavo mano išvelgiami šiandien trūkumai. Kaip pati jautiesi? Išmušta iš komforto zonos, nes visiškai 3 man reikėjo dagalvoti. Nes jaučiuos blogai, nes aš net pamenu, man toks į praeitį buvo flashbackas, kad kai būdavo kartais šaipomas iš kitų mokykloje netgi. Ir aš niekad aš nesu, atsimenu, toks berniukas buvo raudonplaukis ir jį visi vadindavo, būdavo, žinom, kaip vadina Rys. Aš niekada jį vienintelį turbūt nesu kreipusis taip, nes visi tiesiog jį ir vadino ne Arvydu, o jo vardu, o įžeidžiančiai. Ir tarsi jis pats priprato, kad čia jo yra vos ne klička. Man tai atrodė siaubinga. Aš niekad nesu turbūt iš ko nors tyčiojusis, ten nežinau, net iš savo klasiokų ar dar. Tai man tas yra kažkaip atrodo sakyti žmogų, kuris tavo artimas, taigi jie mano klasiokai, mes sėdim toj pačioj klasiai. Tai yra labai toks, man moraliai sunku tai yra daryti. Tai va. O kaip tu geriau jautiesi? Man, žinok, kaip žąsiai vanduo, visiškai, nes turbūt tai, kaip čia, turbūt nepataikė į man skaudžius dalykus. Nes, kad aš nesideginu, taip aš nesideginu, taip neturėjau laiko net ir per šitus karščius. Ir šiaip pagalvojau, kad turbūt aš neatsimenu, kada aš taip leidau savo pačirškėti. Apie šortus ar apie rūbus, man žinok 100 metų. Aš turbūt taip esu savo labai labai seniai, paauglystėj, nustačius ir nusakius, kad man turi būti komfortiška. Aš turbūt vėlgi nebuvau ir niekada nenorėjau rengtis pilkai, pilkai, čia to perkeltinė prasme, nes aš visą laiką kažkaip tai man atrodo, kad aš rengdavausi ne taip. Aš net atsimenu tokį dalyką, kad tada, kai buvau dar mokyklai, pas mus būdavo diskotekos. Ir labai puikiai atsimenu, kad turėjau tokį Bordo golfą.
nusipirkau bordinės pėdkelnes ir turėjau džinsus, kurie buvo antiek išdilę, kad jie pas mane net išdilo, žinai, po galiniam kišeniam, kur užpakalis. Aš tai buvau jos. Kokia Ir- stiliova turėjai, Taip, tada ir būt aš, aš bandau ir aš įsivaizduot. suprantu, ir aš juos nusikirpau į šortus. Aha. Ir aš atvariau į diskoteką su bordiniam pėdkelniam ir tais šortais ant viršaus ir su bordiniu golfu. Manęs klaus, čia apsirengiai. Sakau, man gražu labai. Jau čia išsiskyrė iš minios. Taip. Bet tu man buvo komfortiška, ne, o kad kitiem ten nepatiko, tai man vienodai. Bet žinai, koks paradoksas, kad po savaitės ar po 2, neatsimenu, kada ten tos diskotekos vykdavo, kad praktiškai pusė merginų, kurios atėjo, tai buvo juodas golfas, juodas pėdkelnės ir džinsiniai šortai. Naują trendą įvedė. Ir aš galvoju, tarsi, rimtai. Tai va, tai manęs kalbos apie mano išvaizdą iš rūbų pusės, manęs absoliučiai nežydžia. Man, sakau, vėlgi. Aš manau, didžiai daliai taip įsiterpsiu moterų po 35 šitas dalykas negroja. Nes mes jau žinom, kaip atrodyti, kaip mes norim atrodyti. Nu, aš čia kalbu apie, sveiką asmenybę. Tai čia galbūt... Plaukai? Man irgi visiškai vienodai, ką Aš neturiu. Jo, net įskaitant tai, kad tu neturėjai ką pasakyti, nes mano plaukai man yra mano identiteto dalis. Ir kad tu man ten pasakysi, kad jie susišiaušia. Nu, šiandien tiesiog nuo karščio sulipė. Buvo tai, kas akivaizdu, nes aš pati šiaip, Tai va, tai sakau, prastesnė man esu, turbūt išvaizdos klausimai nėra, sakau, va, rūbų išvaizdos klausimai manęs jie nežaidžia, man kažkaip vienodai. Jo, jeigu turbūt būtum, nu, vat irgi galvoju, kas turėtų mane įžeist, dėl ko galėčiau įsižeist. Ir jaučiu savo vertę tiek savo profesiniai srity, ne, tiek savo išvaizdoj, tiek, nežinau, turbūt net ir visiškai sveikai suprantu, kad man metų tiek, kad aš nebejaunėju. Ir mano net ir kūno pokyčiai yra visiškai priimtini šitam amžiui, kurį aš turiu. Tai va, taip kad, Jo, tas, kaip ir pasikartosiu, šiaip jeigu viskas, visi kažkokie kompleksai, asmenybiniai dalykai yra praspręsti, sunku žmogų iš tikrųjų įžeist, ypač moterį, kuri jau susiformavus asmenybė yra. Tai vėlgi paminėsiu po 3-5. Mes žinom, kaip norim atrodyti ir jeigu kažkam nepatinka, mes sakysim, renkis tu kaip nori, koks man skirtumas. Arba tie patys išvaizdos dalykai, mes daugumą su jais arba susitaikėm, arba eik pas terapeutą, jeigu tu vis dar save alini ten tom nenusakomom dietom, nežinia vardan ko. Arba, vėlgi tas pats paminėjai randas, jeigu aš jo nenorėsiu, aš nueisiu lazeriu, man jį panaikins, bet kaip tu ir minėjai, kai kurie dalykai mūsų identiteto dalis, kaip tau plaukai. Būna gerų dienų, būna prastų dienų plaukam. Mano randas stabilus. Tai čia tokie dalykai, kur jeigu tu dėl to nieko nedarai, turiu omeny, arba prasisprendi pas terapeutą, arba nieko nedariau, save toliau alinu, tai čia jau tokie rimti dalykai. Tai aš sakau, jeigu žmogus tu su tuo išsisprendęs vienokiu ir kitokiu būdu, sunku tave iš tikrųjų įžeist per ypač išvaizdos dalykus. Bet va tie, kur tu sakei giliau, kur pataikyt gali. Ar tai ten pasakys kažką apie tavo šeimą, kokia tu mama esi, čia va turbūt labiausiai gali įskaudinti, kad tu kažką netaip darai, ar padarei kažką netaip. Tokie karjeros dalykai, va irgi, kur galimai gali užgauti, žinai, kad tu šūdina darbą, tu tik valytoja, pavyzdžiui. Tai čia jau yra tokie, kur, gali paliesti, jeigu, tai kodėl tu nieko nedarai, vėlgi neprasisprendi. Gal žmogus neturi galimybių, arba neturi tam gyvenimo etape, arba jai patinka tas darbas. Ir tu įžeidi tai,
ką jinai myli savo darbą. Bet ar gali įsižeisti, jeigu tau patinka tavo darbas? Na, nes tai ar galbūt tave kažkaip, gali, vat klausimas, jo. ar tave gali žaisti? Pasakyti, kad aš bloga eičeristė, ne? Ar Tai mane čia kažkur gali kitur gal įžeist? slypi, žinai, tas dalykas kažkur kitur, kur vėlgi pas terapeutą gal kažkur prasispręs dalykų, kodėl tu darai tai, ką myli, bet tave vat užgauna, kaip pasako, kad tu tik valai kitų namus. Arba ten tik tai kasoj dirbi, maksimos. Gal kitaip visuomeniai vertina, o mes norim visuomeniai vis dėlto būti vertinami gerai. Tačiau visuomenės problema, kad mes įžeidinėjam kai kurių kategorijų žmonės, lyg jie būtų prastesni, dėl to, kad dirba ten. Čia vėlgi galbūt tokie... Jo, bet mes grįžtam prie to, žinai, o kas yra gerai? O kas pasakė, kad yra gerai? Va dirbti, pavyzdžiui, kasoj, kas pasakė, kad yra gerai ar blogai? Niekas. Nu, yra kažkokia bendra tokia, kažkokia galbūt, aš net nežinau iš tikrųjų, kodėl tenka daugiau juokelių girdėti, tai ir liksi tik tai, žinai, kaip pas mus būdavo anksčiau, va, čia iš anksčiau yra. Bet čia matai, ateina vėl tas pats šleifas. Mokykis, nes eisi gatvių šluoti. Tai griovis kasi. Arba griovis kasi. Jo, būdavo mūsų matiekos mokytas, sakydom. Nu, tai taip toliau, tai tik griovis kasi. Arba tik į policiją, arba tik tai į pedagoškę. Nu, būdavo tokie, juokeliai, kur rodo, kad kažkokį tai darbą dirbti, tai yra nusivažiuoti. Nu, tai į technikumą ten tik tai, tu jau eisi į profkę. Tai va, bet vėl grįžtam prie tos pačios žodžių galios, ne? Kiek galingi mokytojai tave užprogramuoti Taip, ir tave vertinti arba nuvertinti. Nes, galbūt tas žmogus, gatvės bešluodamas, nežinau, jaučia malonumą. Nu, vat patinka jam. Jisai yra žmogus, kuriam patinka tvarka, kuriam patinka tvarkingos gatvės, nes be tų gatvių šlavėjų, nu, mes gyventumėm dulkėse, šiukšlėse ir visur kitur, ko, vėlgi, didžioji dalis žmonijos, nu, mėgsta mes tą tvarką. Nu, ta prasme, jeigu jinai atsiranda, jisai gali mylėti, bet jį žaidžia vien dėl to požiūris kitų į... Mes socialios būtybės. Be abejonės tu gali geriausiai apie save ryte galvoti. Bet jeigu tu per dieną tik susilauki pašaipių juokelių, tu vieną dieną patikėsi, kad tu esi nevykėlis. Nors darai tai, ką tu myli. Tai čia yra toks, kad mes socialūs esam ir tie žodžiai, nors jie klaidingi, gali jie tave per kažkur įžeisti. Tai čia apie tą galią vėlgi. Ir grįžtant prie tų pačių žodžių, vėlgi, ir apie galią turbūt pastaruoju metu, pastaraisiais metais labai daug savęs viduj klausiu, ko aš noriu. Ir kai atsakai savo, ko aš noriu, turbūt ir tada tie įsižeidimai ir įžeidimai tampa, žinai, tokie retesni. Nes jeigu aš noriu būti gera specialistė ir aš, norėdama to pasiekti, dėsiu visas pastangas, ne, tai, kad tu man pateisi ir pasakysi, tu visiškai šūdinas specialistas, manęs turbūt neįžeis, nes aš žinau, ką aš dėl to darau, nes aš turiu savo tikslą ir aš žinau, ko aš noriu. Taip, aš turbūt dabar esu prastesnė, negu kad ten pabaigus 5 mokymus ir ten įgyjus kažkiek tai praktikos, ne? Bet, aš žinau, link ko aš einu, ko aš noriu. Ir turbūt vėlgi, tas, žinai, irgi grįžtant prie to prasto tipo darbo, kasininkės ar ten šlavėjo, turbūt žmonės, neužsiduoda savo to klausimo, ar aš to noriu. Ar man tai patinka? Nes aš pažįstu savo aplinkoje, kur tai nėra Lietuvoje. Vėlgi aš kalbu, kad kitur gal yra kitaip. Kitaip taip žiūrima į kai kurių specialybių darbus ir tu tos stigmos nejauti. Lietuvoje jinai labai stipri, galbūt vėlgi iš to sovietmečio sudėliota, kas yra ir priklausai partijai, tu jau ten esi kažkas, o jei nepriklausai, tai tu žlugęs žmogus. Tai gal tas, bet tikrai jaučiasi, kad tos profesijos nėra prestižinės ir tai labai per atlyginimą dėja atsispindi ir labai reikalingos dėja. Toks, nes
labai netitikimas didelis, loginis. Tai ir patinka, būtent tą darbą dirba, kur patinka. Atsisakė galimybės uždirbti daugiau, kad dirbtų tai, ką myli. Žmogus savo atsakė. Bet turbūt kažkas ant akį kilsteli, kodėl tu taip prastai apmokamą darbą dirbi. Ir tas prastai apmokama ir gaunasi neprestižinis. Na, vėlgi, ta, žinai, išraiška per atlygį, jinai šiais laikais, nu, tai be abejonės tuo matuojama. Nu, tuo matuojama gerovė. Jo, bet mes čia biški Tai jo. nuo žodžio nušokom, nuo žodžio. nuklydom. Bet žmonės atsakė tai, kad aš dirbu tai, kas man patinka. Tai, kad, kaip tu sakai, tą atsakymą davė savo. Ir kartais tas atsakymas nuima daug ir ligų emocinių, nes kai tu savo neįsivardini garsiai, ką tu nori daryti, kas tu esi, kuo tu nori būti, kartais tai gali tapti ir ligų priežastim, panikos priepuoliais ir panašiai, ar kažkokiom depresijom, ar kažkokiais tai kitais dalykais, nes tu eini tarsi, kur tave visuomeniai stumia, o ne ten, kur tu viduje nori. Ir kartais tai gali išgydyti savo, atsakyti atvirai, kad nu, aš nenoriu to ten ofisinio kažkokio tai darbo, ar ten kažkokio tai siekti vis dėlto to medicinos karjeros. Ten tėvai man sakė, kad aš turiu būti medikas. Ir tai tave gali į nerimo, streso glėbį įstumti. O kai tu, kaip tu sakai, atsakai savo pats, aš noriu, kaip tu sakai, tik šlavėja būti arba tik kasininkė. Na tai be galo turbūt didelį, nu, gėda šeimai medikų kokiai, kur norėjo, kad ten... Bet jeigu žmogus save emociškai žaloja, nes patiria stresą, kažkokį turi lūkestį išpildyti tėvų, arba tėvų neišpildyti tą lūkestį, darbais jau būna, tai kartais tik tiek teiks gal žmogui laimę, nu, jis namus dažys. Nu, šiaip labai fainas užsiėmimas. Tai va, tai grįžtant, žinai, prie tų pačių žodžių, nu, tai tie, kas freelancina arba dar kažką, taigi visą laiką, kaip čia, nu, negali sakyti visą laiką, bet tikrai būna tokių komentarų, tai kada normalų darbą susirasi, o kas tas normalus darbas? Vėlgi grįžtam prie to pačio, nu, kiek žodis gali. Ir tas, kur tau nuolat tam žmogui filtruojama, kad normalus darbas. Nuo 8 iki 4, ane, tas normalus kažkur tai ten prie stalo, nu, normalus. Kasdien eini, 5 dienas per savaitę, kartais viršvalandžius dar kokį šeštadienį dirbu. Nu, normalus darbas, mes visi taip dirbom, tai vaikam taip turbūt tėvai, nu, toli man ieškoti nereikia, tai kada tu normalų darbą, kiek tu čia gali grot, kada tu normalų darbą dirbsi. Tai taip tu gali klausydamas pasiduot, nuklysti ir daryti visiškai, kas tavo nelemta, neskirti ir labai daug laiko iššvaistyti. Arba daryti, bet kartais sunku, nes aplinka, iš tikrųjų, sakau, vėlgi, mes pasiduodam, mes norim patikti aplinkai. Ir girdim, ką mums sako. Ir kartais, va, būtent tas gali labai smarkiai įtakoti, arba į vieną, į kitą pusę žodžiai galingi. Jie mums kažkur vis tiek pasiekia kažkuria smegenų dalį tie ištarti žodžiai. Net jei tai yra netiesa. Tai va. Ir dabar aš tau noriu 3 gražius dalykus pasakyti, kad tu išgirstum, nes žodžiai turi galę, mes jau čia taip nemažai radom įrodymų tam. Čia moksliniai įrodymai vyksta. Tai daug lengviau dabar yra. Pačiai irgi lengviau? Jo, lengviau, aš jau ten jų prigalvoju, tai galvoju dabar, kur išsirinkti reikia. Tai visų pirma, ką labiausiai noriu pasakyti, tai kad Dalia yra, pirmą šitą pasakysiu, bet be galo spalvinga viduje, graži, meniška asmenybė. Ačiū. Tu menininkė visų pirma mano akyse ir labai ryškiai švieti viduje. Esi labai šitoks iš kitos pusės gražus žmogus, tai yra gražus, kad labai šviesus, šiltas, empatiškas, labai kituose tai matai, tai čia dar labiau tave puošia. Ir trečias dalykas, kad labai esi intelektuali asmenybė ir labai linkusi tobulėti, ir tas man irgi labai tave gražu yra, kad tu vis ieškai.
Ir nors atrodo mūsų tos paieškos turėtų vykti kažkur tai pradžioje, bet ne, tai tu įrodai, kad jos nesibaigia. Kad tu vis dar ieškai, vis dar nori tobulėti. Tas irgi labai gražu apie tave. Ačiū tau. O, kaip miela. Man lengviau tai sakyti. Lengviau? Gražius dalykus. Visada kažkaip lengviau, gražius dalykus sakyti, man atrodo, turėtų būti būdinga daugumai, bet... Bet vat klausimas, žinai, mes galvojam, per tą prizmę, kad kai kam turbūt lengviau sakyti neigiamus dalykus, ne? Bet aš manau, kad žinok, atvirkščiai, sakyti teigiamus dalykus yra lengviau, pasakęs neigiamus dalykus, tu vis tiek užsidedi tą tokį, net nežinau kaip įvardinti, tokį akmenį savo į kišenę įsidedi. Ir kaip aš sakau, kartai žmonės yra tokie, kurie maitinasi tavimi, sakydami tau neigiamus dalykus. Bet aš manau, kad jie labai daug apvogė save. Apsinuodija. Apsinuodija, jo. Jie tą nuodą, kurį duoda man, ne, jie realiai pusę jo praryja patys. Jo, galimai ir nelaimingi dėl to tie žmonės. Vis tiek, jeigu tavyje tiek daug to iš nelaimės, tai manau, taip, ateina. Ir vėl mes grįžtam prie to pačio, kad tą, kad tu sakai, kitam žmogui yra labiau apie tave, ne apie tą kitą žmogų. Tai galbūt ir baigiam tuo, kad būkite atsargūs su savo žodžiais. Bumerangų grįžta. Taip. Žinau, aš turbūt norėčiau palinkėti daugiau kreipti dėmesio į tai, ką sakom savo artimiesiems, kaip sakom, ir turbūt tai pastebėjus pasistengti pakeisti teigiamai žodžiais. Ir tiek, kiek mano patirtis rodo, tiek ir tuo aš labai labai tikiu, kad tai grįžta. Grįžta tiek nuoširdesniu bendravimu, grįžta tiek ir jūs supančių žmonių geresnę nuotaiką, kas vėlgi kuria mum geresnį buvimą kartu. Tikra tiesa. Tai galiu tik pridėti, kad jeigu jums kyla gražių minčių apie kitą žmogų, jas ir ištransliuoti garsiai, komplimentus nebijot pasakyti vienas kitam, o ne tik tai kritiką, kad ir kokia jinai konstruktyviai būtų. Tai... Ir pirmiausia, turbūt pradėkit nuo savęs, nes sakydami savo gražius žodžius, garsiai jūs sudarbinat tiek savo lingvistinį aparatą, tiek savo klausos aparatą. Jūs esat taip pat kaip ir aš. Turbūt aš esu tas žmogus, su kuriuo aš gimiau ir su kuriuo aš mirsiu. Tai yra paskutinis, su kuriuo aš liksiu šitoje žemėje ir turbūt nesinorėtų tam žmogui sakyti bjaurių dalykų. Nors kartais aš savo dalį, žinok, sakau bjaurių dalykų, bet pabaigsim šitą laidą, sakysim, Silvija šaunuolė, kaip gražiai susirinko kartu su Dalia, įrašinėja po tinklalaidę jum. Tai Silvija labai šaunuolė, o ką Dalia gali pasakyti apie Dalia nuostabi ir šiandien šitoj kaitroj, kuria nepriimtina, visgi padarėm didelį ir malonų darbą. Tai Silvija ir Dalia šaunuolė, Dalia ir Silvija kaitroje atlaikė, neištirpo ir labai tada ačiū, kurie išklausė iki galo mūsų tinklalaidę ir tikimės sulaukti patiktuko. Jeigu dar nesuscribinau, tai suscribinkit mus ir būtinai parašykit atsiliepimą, kas jums mūsų laidoje patiko. Tų visokių žodžių mums reikia. Taip, mums reikia visokių žodžių, kas kabino o galbūt paklausę mūsų laidą, patys pastebėjot kažkokių tai savo ar kitiems sakomų žodžių, kurių anksčiau nepastebėdavot. Ką sakot žmonėms? Parašykit, ar galingi jūsų žodžiai.
gal kažkokių situacijų atsimenat. Tai mes tikrai perskaitysim, pasižiūrėsim ir pasidalinsim kartu su jumis. Ir dar pratęsim šitą laidą kažkuria prasme aptardami mūsų eksperimentą. Mhm. Tai ir iki susimatymo. Jo, ačiū tau, Silvija. Viso.